Labas vakaras, gerbiami, mieli Milioniškių kaimo bendruomenės kultūros namų nariai bei svečiai. Labas vakaras, gerbiami šio renginio muzikantai ir dainininkai. Paplokim vieni kitiems. Labai džiugu matyti, kai jau trečius metus iš eilės čia, šioje sodyboje, susirenka vis daugiau kaimo bendruomenės, o taip pat ir iš svetur atvykstančių žmonių, pasilgusių gyvos lietuviškos muzikos. Žinoma, šių metų jau tradicija Milioniškių kaime tapusio koncerto Daininga vasara neužmirštama pasaka padaugėjo ne tik žiūrovų, bet ir šioje scenoje pasirodančių dalyvių gretos. O kasgi jas papildė? Papildė vienas jaunas ir be galo talentingas muzikantas, dar kol kas paslaptėlė, bet galime jau jam paploti. Na, o mūsų koncerto pradžią norėčiau pradėti į sceną pakviesdamas garsiai žiūrovų aplodismentais lydimą Druskininkų miesto kapelą Ratnyčėlė. Kas buvo praeitais metais koncerte ir šiais, gerai turbūt pastebėjote, kad mūsų kapelas turime ir naujų narių, pasikeitusi šiek tiek sudėtis kapelas. Tai va dabar labai greitai norėčiau pristatyti visą mūsų kapelą. Tai visų pirma vadovas Gintaras Černiauskas. Ir dabar solistai mūsų Danija Lipinienė. Valė Jasulevičienė. Petras Leškevičius. Aldona Venskuvienė. Na ir kapelos naujas narys Kęstutis Valenta. Na kągi, su nekantramu labai norėčiau pradėti mūsų koncerto pradžią. Tai perduodu žodį jums. Gerai, ačiū labai vakarį. Tai labas vakaras visiems gausiai čia susirinkusiems Milioniškių kaimelio gyventojams, jų svečiams, giminaičiams ir visiems, kurie čia šiandieną esat. Kartu pasibūti, padainuoti, pašokti, tiesiog sukurti tokią šventės gerą, tokią dvasią. Na, mėlieji, ne vien tik tai aukšti kalnai, sraunios upės, ežerai, miškai puošia mūsų kraštovaizdį, bet ir mieli, paprasti kaimo žmonės, kurie susirenka, va taip kaip ir šiandieną, Milioniškėse, susitikti vieni su kitais, pabūti, pabendrauti, apsikabinti, padainuoti, pašokti, pasikalbėti, gal senai jau jūs buvot besimatę. Tad ir šiandieną mes būsim tokie jūsų kaip padėjėjai, padėsim jum sukurti tą šventinę dvasią. Na, o mes pradėsim savo pasirodymą, daina Gimtinė. Jūsų gimtinė yra prie Merkio upės, o mes padainuosim jum apie gimtinę, apie žmones užaugusius prie Nemuno, kurie išvažiuoja, palieka gimtinę, sugrįžta, sukūrė šeimas, gimtinė visada jūsų laukia čia, sugrįžtant. Gimtinė.
jūs aktyvus. Na, mėlyjei, dar norim tikrai pasidžiaugti, kad šitokia graži šventė pas jūs. Jau trečia ir mes trečią kartą, bet vis vien dar reikės atvažiuoti turbūt ir 4 ir 5, kadangi mes šiandieną pasiklydom miške važiuodami. Ir gyvenam tikrai geriau, nes mes irgi jau atvažiavom su aparatūra, o vakaris pastatė va čia tokią estradą. Tai va, pasidžiaugim, būkit aktyvus ir šita mūsų daina, kai aš namo sugrįžtu, grinai čia yra apie beržą stovintį palaukiai ir motinėlę, kuri laukia visada sugrįžtančių savo vaikų, kai aš namo sugrįžtu. Kokie jūs šaunuoliai. Truputėlis tokių prisiminimų gražių. Žodžiu, kodėl mes esam šiandieną čia? Gal ne visi žino, kad Vakaris 11 būdamas klasiai pradėjo pas mus groti kapeloje. O jis, vat netyčia, aš susipažinau su jo akordeono mokytoja, kuri šiandieną taip pat yra kaip svečias čia, labai malonu. Ir jinai tiesiog padovanojo mums Vakarį, nepilnai 2 metam. Ir mes tikimės, kad Vakaris, kai baigs savo mokslus, sugrįž pas mus, nes jis taip žada mums. Na, dabar Vakaris perduodu žodį. Na kągi, ir dabar artėja mūsų įdomusis numeris, tas vat paslaptingasis. Į sceną labai norėčiau pakviesti akordeonistą Eiviną Marcelį. Mokosi ne pirmus metus, groja taip pat puikiai. Jis mums šiandien pasidžiaugti duos akordeono balsais, sugrodamas mums 3 kūrinius. Pirmasis Berniukas Angelas, viską verčiu į lietuvių kalbą iš karto. Antrasis kūrinis Paskendęs ir trečiasis prancūziškas Suvenyras. Na ką, laukiame tavęs Eivinai scenoje.
Na kągi, ačiū tau Eivinai, labai gražūs kūriniai ir sėkmės tau ateityje. Paplokim dar kartelį garsiai. Na, o mes toliau tęsime koncertą su mūsų kapela Ratnyčėlė. Šį šeštadienį, Liepos 13 dieną, 19 val. Kviečiame atvykti į Milioniškių kaimelį, kuriame jau 3 metus organizuojamas koncertas Daininga vasara – neužmirštama pasaka. Dalyvauja Druskininkų miesto kapela Ratnyčėlė, vadovas Gintaras Černiauskas. Nusiteikite šokti, dainuoti ir smagiai praleisti laiką su mumis. Iki susitikimo!
Thank you.